Labas rytas. Iš karto supikt ir noriu pasakyti, mum išeiginė sekmadienis. Dabar jau turim 9:30. Bet kai yra išeiginė, jums taip nebūna, kad atrodo gali mėguoti, bet 7:30 viskas sakė stačias, bet kažkiek bent pagulėjom ilgiau. Dabar Milvydė dažos ir šiandien bus diena šiaip kažką tai su mumis. Neįsam į kiemą, nes yra šlapė, lietus labai daug lyja. Paskui praneš saulę, bet važiuosim iki parduotuvės, reikia dalykiukų nusipirkti ir šiaip viską pabiški. Ir aišku, rytą pradėsim nuo kavos. Dabar Milvydės eilė pabūti ir pasidažyti ir tada aš eisiu į dušą, man reikia nusiskus, nes visas kaip bumžas atrodo vėl. Ir tada galėsim kažkur tai važiuoti. Labas rytas. Tu čia jau viską papasakoji, ne? Kažkiek papasakok. Kažkiek, nu tai va, aš noriu pavirsti žmogų. Irgi eisiu, kažkaip apsitvarkysiu, apsirengsiu normaliai, nes čia Danielius jumps. Ką čia daugiau jums dabar? Prigavai tu čia man, aš nežinau, ką sakyti. Aš kažką pasakysiu, bet irgi neturiu ką pasakyti. Sakyk. Palauk. Beje, kas pažįst mane, čia gal nežiūr, kas pažįst, niekad gyvenime nevalgau pusryčių. Bet dabar, kadangi gerai sekas ir sportuoju, kokias 2 savaitės. Ir šiaip pradėjau valgyti pusryčius, nes noriu biškai priaugti svorio daugiau. Tai šiaip ne taip pradėjau valgyti ir kiaušinius išsiverdu ryte ir dar kažką ten košės. Ir užsisakiau dabar geinerę, nu tų kokteilių, 7 kilogramus. Tai dabar kitą savaitę turėtų ateiti, tai ar rimtai ateikit pas mane į Instagramą, aš irgi biškas storiukų įkelsiu, kažką pakalbėsiu, nes dabar pasijungu 60 žmonių mane žiūr. Nu, tai... Ir mane irgi ateikit pas mane. Milvydė jau pakankamai turte nereikia. Aha. Visi ateikit iš ten pas mane. Gerai šmykit. Kažkada kažką papasakos. Va, kiaušinukų pusryčiam buvo gera akcija, tai virš 3 eurų kainavo 15, man atrodo, kiaušinių. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Tai kokį porą pusrytukui didesnis. Opa. Nu, aš biškai pavirtau į žmogų, bet tik biškai dabar geriam kavytę. Skanios kavelės. Bum, džingulingu. Džianglinu. Teršiai. Užskaitysim kaip pusrytį. Gerai, ką mes išgersim kavos? Nu, lūpda, žinai, visą. Liktais tau reikės gerti. Sakyk. Tik spėjo išjungti jau supyką. Nesupykau. Sako, nesvarbu. Tai sakyk. Ne, tai ką mes šiandien veiksim? Nu, tai sakyk. Važiuosim į parduotuvę, norim nusipirkti svarstyklės, nes neturam. Tada važiuosim nusipirkti batoną. Nes Neturiu. Paskui šiandien sekmadienis, tai toks ritualinis bus, namus reikia tvarkytis. Mes čia dabar name gyvenam 4, tai kiekvien savo darbą turim, tai kiekvien turim atlikti savo darbą tvarkymuose ir gal pasportuosim. Nu, man reikėtų augaliukus persisodinti, nu, žodžiu, sakau, tokių mini darbukų. Tai va. Filmuojam per telefoną, dar per kamerą. Nu, gerai. Aš beveik pliks, ne tik suliuk pusė, nes dabar skusiu galvą ir nenurašė visas rodytis, nes kai negalima per YouTube ir Milvydė neleistama. Tai aš ką norėjau sakyti. Nu tai va, jau apžėliau, tai reikia skustis. Šiaip reikia kitą mašinėlę man nusipirkti, nes tai jau nuskuta kokį 1000 kartų. Nes skutukas 3 gal dienas kokias. Dabar šį visą savaitę beveik, nes skutukai jau atauga ir man nepatinka. Tai bandom.
Ir taip vadrožu kokie, nežinau, čia net 10 minučių. Šiaip reiktų gal šiandien nusipirkti naują mašinėlę. Nes tai jau sena. Tai, ką žinau. Skutos ir viskas. Gerai, galva plika. Dedam putų. Skutamės ir manęs užtekšė. Man Danielius liepė pasijungti kamerą ir pasakė, kad aš jo laukiu ilgiausiai. Kas iš tikrųjų yra teisybė, nes aš jo laukiu ilgiausiai. Tada jis man sako, nes aš pamiršau dar pavalgyti. Nu nieko, palauksim, nes aš jau susiruošus laukiu ilgiausiai. Nes šiandien šiaip daug darbų nusimata, tai lėksim greitai, viską pasidarysim, lėksim vėl atgal namo. Tada aš norėčiau šiandien dar spėti nagus pasidaryti, kur atėma daug vaiko. Nu, bet gal... Nežinau, gal net nesidarysiu, šiandien žiūrėsiu, reikia man pomidorus įsipikiuoti, tada reikia valgyti daryti, nu vienu žodžiu, sekmadienis, darbingas sekmadienis, saulė pas mus šiandien dabar pasislėpia, tai toks, užsidariau langą, nes vėjas pučia šalta. Tai va, ir ką, nu nieko, varysim, pasižiūrėsim kokius sendaikčius, gal kažką rasiu gražaus. Einam pas Danielių, žiūrėk, ką jis čia daro. Pasirituką porą kiaušinių. Net pamiršau, kai išsiviriau majonezas. Aš myliu majonezą. Aš galiu gerti majonezą. Mes visi žinom, kad majonezas nėra sveika. Bet toks skanu. Ai, aš šiandien pamiršau pasakyti, kad aš rytą šoviau šotuką aliejų su citrina, taip stengiuosi kiekvieną dieną išgerti, kartais užmirštu. O aš čerkiuką majonezą. Rekauju. Nu, Danielius čerkiuką majonezą. Pas mumisgi mes turėjom inkiliuką. Nusipirkę praeitais metais, nežinau, iš kažkokios parduotuvės Lietuvoje. Ir mes... Iš Norfos gal, jo, rimtai iš Norfos, jo. Nepirkite. Ir pasikabinom viską, ir čia buvo audra pas mumis, ir tas inkiliuks pakrypa, ir jis, sakau, Danieliui nueik vien, ten kitą sekančią dieną, sakau, pritvirtink, žinai. O jis nuein pritvirtint ir sako, dugnas išplyšęs, tada vis... Būtina dabar tau krepšden, kai kalbu. Nu tai va, tada visas tas šitas stogas irgi nukritęs viską, parin sako, viskas ragas. Nu, dan jau ten buvo lizdelis, susisukę viską. Nu, vienu žodžiu, gaila. Bet galbūt patys pagaminsim, bet jau dabar šiais metais jau bus per vėlų. Dabar nosis baltas su majonezu. Palak namus valyti. Gal nesimatė, nežinau. Gerai, lėkiam, ne? Varom. Viskas, varom. Ilgiausiai laukiu čia tavęs. Aš tavęs laukiu ilgiausiai. Nu tai va, pagaliau susirašėm. Jau riedam link tikslo. Krautuvės. Tai dabar važiuosim pirmą pirktis, vienu žodžiu, svarstyklio, ne? Lietuvoje tai turim. Čempionatų. Nu, bus įdomu iš tikrųjų. Senais laikais čia, irgi, kur čia dirba gyvenklybėm, tai anksčiau ne tai, kad pirkt svarstyklės, anie nuvažiuodavo į parduotuvę, tenais propaguodavo, pasisverdavo ir viskas. Kaip čia pirks. Bet mes kadangi mes jau sportuojam ir mums reikia žiūrėti kilogramus, tai noras kažkaip tai kas antrą dieną, tai neprivažinėsi. Jo. Nu, čia tau labiau noris. Tau irgi noris? Ha. Palauk, žadam noriu sakyti. Pati Monkę važiuosim? Jo. Tau reikia pederaskę nusipirkti? Jo, man čia reikia į darbui, nes kai prasideda šilti orai, nebeturiu kišenių nieką ir tai telefoną, ausinės, įsigyja dar kažką, tai gerai ta tokia tašytė turėtų, ta tokia pardavėjų ta tašytė, žinau, tokia, kur pardavėjus. Jo. Tai va, gerai, varom, lėkiam. Bam, Biltema. Ir čia da statybos vykst? O, čia labai gerai plečiasi, jie žiūri. Čia anksčiau nebuvo to pastato, praeitai savaitė nebuvo. Dabar jie ims per kažkokį garažą. Nu nieko. Tik įjom per duris inkiliukai. Perkam ar pagaminam patys? Kaip tu sakai? Bet toks gražus, bet gal ir pasidėti. Ir žiūrėk, ir ant atsidaro.
Ai, ne, čia kad prisisiekti. Geras. Ai, žiūrėk, atsidaro. Nerdyk. Laguko parašiau. Bet toks didelis. Ai, nereik mum gal. Čia važiuoju kokios visokių. Kepyklės reiktų. Jis sakė, nupirks. Ai, nupirks? Aha, nupirks. Čia atėjom dar prie sportinių. Yra bokso kriaušė, bet mes prisimenu, kad mes turim bokso kriaušę, tai reikės Milvydį rožinės pirštinės nupirkti. Čia dabar tik raudonas. O svarstyklių nerandam. O, bet yra. Jūs tik pažiūrėkit, kokie šiltnamiai, mėlė. Tokie mažiukai, nedidukai. Čia toksai, bet čia kaip susidėdavo, kažkokias gal gėlytas, va čia ir yra padėtas. Duodavo toks didesnis jau. Visai irgi gerai atrodo, ne? Ir tada čia va matau. Gali susidėti visoką, bet tiesiog pasisodint viską. Nu, faini. Niekaip mes nerandam tų svarstyklių. Einame atgal. Sugebėjom pasiklyst parduotuvį. Alio. Kur aš esu, nežinau, kur esi. Aš prie netoli, va čia žiūrėk. Labas. Niekaip neišeina rastus, aš žinok ten praėjau. Paklaust? Gal paklaus, nes jau 20 minučių ieškau. Eina. Gerai. Mes čia praėjom 3 kartus ir nematėm. Daugiau dar kartų. Eina savo. Mes nevykėliai esam. Kiek kainuoja 100 kronų? 13 eurų. Tai normaliai šiaip. Nu, yra normaliai. Imam? Imam. Nu, nusipirkom ir varom į sendaikčius. Pikšt. Nu ką, kelias minutės mes jau vietoj, tai varom į Padėvonkę. Pasižiūrėsim, ką ten gerą rasim, arba nerasim. Nežinau. Aš noriu maikę vieną nusipirkti. Vandamkį ten ant šlykučių. Nu. Gal rasam čia? Dar norėčiau rasti, aišku, čia sunku statys tą kazaną, žinai. Keptuvę tą. Oi, čia. Nu, reikia pavaikščiai, Nu, pažiūrėti. bet gal. Nu, tai va, leikim. Tik įėjom į kokie batukai gražus. Kiek jie čia kainuoja? 400 palmų. Čia 400 pound, nu jo. brangiai. Bet čia Jordanai, ne? Nu, tipo. Jo. Jie Geras. Jordanai. Koks asuotas. Su bliūdu. So. O, droną radom. 300 padėvėts, bet neverta, nu, Nebent pasimokyt. nebent tik pasimokyti, bet 300 kronų. Geras. Čia kiek visokių. Knygutė. Porcelianas, man atrodo, jeigu aš neklystu. Aha, gali būti. Bent jau taip atrodo. Šitą kokį vazytę, net nesuprasiu, kas čia. Šiaip vis tiek čia daug visokių indų yra pardavimų. Kokios taurės. Oi, tu savo. Čia kokia sraigė. Matot, čia netgi su apsauga yra. Kainuoja 225 kronos. Tai kiek čia gaunasi, apie 30 eurų? Aš visų, kad 25. 25 eurų, bet gražus. Geras, kažkoks tašiuks. Papam laikyti. Papam laikyti. Virkliudiusas. Gražu. O šit. Kodėl nesitam? Jau sulaužė vaikį. Ar tu čia sulaužai, ką tik? Nesulaužė. Nesulaužai? Nesulaužė. O, Ai, tai geras. tipo čia teraliuks, bet garsas kaip policija. Žiūrėkit, kokia dėžutė. Čia tokia senovinė eina. Papuošalam susidėt.
Su veidrodėliu. Sau. Danielius mėgstamiausi dalykai. Traktorius. Didelis toks Didelis. Ir, nu tikrai tokių yra. Na, aš didesnį. Čia dar kaip Kombains visas. Kombains yra. Žiūrėk. Ui, tu geras. Tai dažnai prisikabink gali. Ta prasme, ketai kombainų neturi. Kaip mane čia susiteršia. Visokių taurių. Tokia mini. Nu, va, tašiuką radom. Kažkokį. Bus gerai darbo. Nu, ką jau išėjom iš krautuvės. Dabar kur tikslas? Dabar Maikės aš neradau, aš noriu Maikės. Tai važiuojam tada į Bilką. Ten, kur nenorim važiuoti, bet reikia važiuoti. Daug žmonių bus šiandien sekmadienis. Nu, tam Akropoliai visko rasam. Tikėkimės. Tipo, nesuprantu, niekur vandamkių nėra, čia dalai nenešioju tokių gal. Aš noriu, bet nėra. Žiauru, nebent tai kas kitas eit. Tam mokėsi, aš nežinau. Nu, nebent Hašemą kokią tada nueiti. Bet kaip, taip. Tipo, pačiai krautuviai nebuvo ir čia išėjusi koridorių yra. Va, pagaliau kažkas va tokia. Va, to, ko man nereikia. Tiek, kad nežinau, ar juoda ar balta. Bet nežinau, irgi. O tu kokią aprangą užsisakei? Viena juoda, o kita tokia smėlė ar geltonas spalvos. Bet ten tai yra kažkas. Einam tada nuspręsam. Kai pasirodo tenais Milvydė sako moteriški. Nu tai tada einam Hašemo, jeigu ne, tai imsiu moterišką ir, nežinau, plaukus auginsiuos gal. Gerai, gerai. Radau vyrišką vandamkę vaikų skyrių, tokia mano ranka čia net netilps. Miela. Nu čia didesnė, bet irgi netilps. Gražus. Nu ir aš esu pasipiktinęs, nusivylęs, kad nėra ir viskas. Ten tie mažiliukai iš viso, o to moteriškų ne, aš nenoriu. Milvydė mane išgelbėjo, tai va dabar iš karto įsėda į mašiną ir pajungia šainą. Ir va, viskas užsakėm, man 2 maikytės, va tokias, va viena tokia. 13,7. O čia už vieną daugiau būtume sumokėję. Ir galbūt, kai tą patį orderį, kur dabar užsisakė, kada čia vakarą bus vakar. Viskas, užsakyta. Bet tikiuosi, kad spės, nes aš vakar užsisakiau šeiną ir sakau, tai kodėl tu sakau nesakei man, aš būčiau sakius tą. Ne, nežinau. Taip, va dabar. Turėsi. Ir ką mes dabar veikiam toliau? Mums reikia važiuoti namo, pasisverti. Aš noriu žinoti. Į parduotuvę daug su manimi. Tai, bet nefilmuosim batoną ir kumpelę reikia ir viskas, tai čia neįdomu niekam. Ir važiuosim namo. Milvydė dar turi reikaliukų, tada aš turiu reikaliukų, tada pasportuosim. Parodysim, kaip sportuojam. Pasimaivysim. Na, bus toks šiandien toks paprastas mūsų sekmadienis. Arba nieko ypatingas ir toks. O kitam sekmadieniui vėl kipsim prie darbų, jeigu bus geri oreliai. Šiandien, šiaip rytą lyja, bet tai reikia ir kartais pailsėti nuo tų darbų, ne? Taip, kiek čia dirbsi? Jesus. Nu, unboxinam. Mes jau grįžom, jeigu ką namo. Visą dėžę iš karto plėšit. Tu pirms versi. Bet jeigu nebus batareikų. Rimtai, gal nebūtų batareikų. Nu, batareikas dedas. Čia kaip pas mums namuose panašios. Gerai. Paspauskim. Ei. Kas čia? Aišku, nėra batareikų. Nu, Tu savo. einu iš kažkur išimsiu. Gerai. Nu, radom mes jau tas. Gerai, dabar mano eilė. Palauk, dabar pasakysiu. Paskutinį kartą Lietuvoje svėriau šiam 7 max buvo. Nu jo, arba šiam 5, arba šiam 7. Nu, žiūrėm, kažkaip. Šiam 9. Pala. Oho. Milvydės eilė. Bet tai... Čia antrą kartą bandom, tai pas Danielių nukrito ir pas mane nukrito. Dabar į Danielius pakrito. Nesupratau, kol čia pradžioje reikėjo pravaikščiotės biškai.
Nu, pala, dar kartą pabandysiu. Šiam 8. Šiam O 8. buvo beveik 7. Šiam 8,4. Nesuprantu. O tai kiekvieną kartą skaitovė. Nu, tai Danielius sakė, džiaugiasi, kad yra biškai priaugęs. Nu, aš tai dar biškai norėčiau porą kilogramų nusimest. Nes dabar PM4, nu tai... Pora nėra daug, čia greit gali. PM2, PM1. Nu, žiūrės. Ne, žinai, kai sportuoji, tai irgi, žinai, tau auga. Nu taip, bet tiek, kad raumų, ne papildomas barankas. Tai va. Aš tai džiaugus. Norėčiau daugiau biški, bet jo, aš paskui įsikelsiu ir nuotrauką, ir svarstyklės, ir tada kas kažkiek laiką, gal 2 savaitės, kiek gausias ar priaugti, ar numesti. Dabar varysim skalbinių kalną. Čia vienu žodžiu vakar labai mato skaniai valgiau. Reikia išsitepti visus tuos, nu, vienu žodžiu, dėmes išsivalyti. Tai dėsim skalbt rūbus. Atėjo laiks tvarkytis, tai va, chemikalai visur ein, Milvydė valys virtuvę. Tai va, aišku, nerodysiu, aš čia pakritęs ant kelių tualetą plaunu, tai nerodysiu. Tai atiduodu jumis Milvydį. Nu ką, mes jau apsitvarkėm su Danieliu. Dabar darysimės, nu, Danielius darys kiaušinienės, aš eisiu salotų lavų pakraustysiu. Reik pavalgyti, nu. Šiaip šiandienai turim prasinešę faršą vakarieniai, bet čia yra dabar toks laukiam skambučia. Šiaip palė viską turėtų, gal mums vakarienę nupirks kepsnių, bet gal čia. Tikėkime, reiks gaminti. Arba reiks gaminti, sakys, kur tie kepsniai? Nu, prižadėjo čia, po to bus, ai, nu, tai kitą savaitgalį. Tai va, laukiam tai geriausia. Tikėkime geriausio. Nu, o dabar vis tiek dabar, kiek valandų pas mums? Antrą. Jau antrą. Tai va antrą, tai dabar kiaušinieniai pats tas bus. Ir nežinau, eisi tu augaliukus susodinti? Taip, o ką tu eisi daryti? Aš prižiūrėsiu. Ne, aš kiaušinienį kepsiu. Aš eisiu salotų dabar pjaustyti. Aha. Nu ir tada eisim gal pasportuoti biškį. Jo, lėsiu. Aš paruošiu. Nu, pavalgysim. Gerai, varau. Nu, gerai. Tu filmuosi tavo? Ne. Ne, nesifilmuosi. Ne, tu visi moki kiaušinienę pasidaryti. Tau už 2 kiaušinių? Jo. Gerai. Tai tada gerai. Jau ką maištelis jau padarytas, eisim valgyt. Danielius dar čia Majonezą. darosi. Helmansą. Darėsi sausos pusryčius. Taip, dar sausą pusrytį šausiu. Ir Helmansą. Darom valgyt. Aš tai šausiu Helmansą, tu Helmansą. Bet tu kečupą biškį? Aš irgi. Kečupą imsi? Ir tą, ir tą. Gerai, skanaus mums. Danielius kitoj pusėje sėčia. Sakysiu. Galiu nepers. Skanaus. Skanaus. Peilį pasimti. Mmm. Skaniai gavas. Ką moku, tą moku. Antras raundas. Jau pavalgėmės. Tai dabar vienu žodžiu reiks pikiuotis tuos augaliukus. Tai turiu pasiruošus viską. Ir mano augaliukai, kaip žiūrėkit. Nu, parodysiu didžiausius, kaip atrodo. Jau kokia didelė, tai jau būtinai reikia išpikiuoti.
Dabar Danielius žemės man ištrūks. Nu ką, baigiau ką tik pikiuoti. Nesitikėjau, kad tiek daug pomidorų aš turėsiu, ta prasme, kad jie visi man išdyga. Danielius net ką tik skaičiavo. Tai gavosi, sakė, 27. Normaliai. Iranie yra mažiliukai. Jo. Ir geros sieklos matyt buvo, kad čia visi išaugo man. Eik, tu sakė, galėsi man turgaus eiti. Filmuošiu kaip laiškiu. Taip. Dabar į palaiškiu. O. Geriau nusimk tą. Jo, nes man tai aš bijau, kad... Kad daug man. Nes šią žemę tai sausa. O da praeitą sykį, kai sodinau tos pomidorus, da galvoju, čia nepritrūkau šitų indelių, o da būčiau da kitos ten veislės sodinus. Tai gerai, kad ir nesodinau. Tai čia būtų 50 turėjo. Aišku, gal ne viskas da išdygs. Nu, nes vis tiek dabar kai persodinau, tai... Tai kaip ir nudirbom šiandienos visus darbus, bent jau ką buvom susigalvoję, tai belieka mums pasportuoti. Jo, tai aš sportuosiu per programėlę tokią, žodžiu. Nu, visokius čia pratimus, manau, da, moteriškus tai yra, pamoterų programėlę. Ir pasižiūrės. Visokį. Net nieko tokio. Atsiprašau. Tai ne man, čia kamerą, atsiprašyk. Atsiprašau kamerą. Da parodysiu prie to pačią mūsų visą tą kačelį. Va čia štanga, aišku, viską, biški hanteliukų turam, bet kaip mum tokiem mėgėjam, tai čia yra, tai pilma praded milvydę. Kodėl aš? Nes turiu pastilofas. Tai irgi gal pastilofas. Kadangi milvydės juokingi dabar yra pratimai ten mankštos, tai liepia man pirmam filmuotis. Tu gali pafilmuoti. Nu gerai, parodysiu. Kokį greičio varą. Ir čia yra, va, manis nepirmuštų vėl. Saučiau, aš ant žemės pažiūrėjau. Yra programėlė ir ruoda grinai netgi pratimus. Ir sekundės ein, ir turėjo tenais, kai registravo savo svorį, norimą rezultatą ir kiekvieną dieną vis pasispaudė ir gauni kitus pratimus. Tai visai šiaip normaliai. Gerai. Sportuok. Jau viskas, davai polisas. 10 sekundžių polisas. Aš irgi noriu tokias programėlės. Pasitraukdavo, aš pirsiu. Dabar ruoda taip daryti. Nespirk. Dar net muzika groja. Aš tai kažkiek šiandien rankas bandysiu darytis, tai vis tiek pirmą su gumą prasitemsiu. Rankas užsidėjęs. Ir va taip va visaip va. Šup stiprių gumą. Ir su vieną gal. Oi, sako trašku. Nieko nesakyk, kad, bet juokinga. Nu, man irgi. Trepsen vietoj. Haha. O, davai breika davai. Reikia vandens atsibaudas į ką. Čia buvau normalius hanterius pasidaręs jau biškai jau su svoriu. Tai iškart nuo to ir pradėsiu, dabar biškai prasitempiau rankas kojas. Tai bandom daryti. Kas buvo? Dabar čia bus ragas dabar. O dabar tai eik tu sa. Nenoriu. Eik tu savo. Nu, gerai. Man reikia daryti nuo 8 iki 10 maždaug su dideliu svoriu. Kad... Jis kaip šokinėjai milvydę. Ir pamiršau, kiek kartų ir pamiršau. Visi žiūrėjai.
Ir čia nėra sugreitint. Čia vilvidė tokia greita. Op. Greitai, da. Eik, kakoti. Žinau, kad trica negali daryti su bicu, bent jau kažkada sugirdėjęs, bet aš dajungu. Tai bet ir tai tik tais va, kad atsispaudimais visokiais darau tą siaurą deimantuką, kaip čia sako. Vis kažkiek. Čia kaimo lygiai treniruotė. Eik tu šiukt. Nu tavo tai normaliai. Gerai. Dar vienas. Mane biškai palėsėti. Aš čia gali sustabdyti? Pompa. Reikėtų man lensas vėjai. Man vis biškai atsikersiu. Ir tada vėl galėsim pratęsti. Eiti savo mane. Čia 10 sekundžių yra tik polisė ir iš karto vėl pratims. Bet biškai susistabdžiu, pafeikinsiu. Nu, Milvydę nepasiduodi iš visą. Kiek tau čia tų pratimų liuka? Šiaip dar nemažai, man atrodo. Aš jau viskas jau... man užteks jau. Aš manęs toks šitas sportininkas. Aš iš vis, aš be programos. Dabar reiks vakarą susirašyti, nusiūs Geminiui, ką čia turam. Ir ką padaryti normaliai, nes dabar, tipo, ateini ir darai ką nori, tai irgi lempa. Viskas pasportavo. Šiandienai užteks. Paprakitų varau, visą šlapę. Eina savo. Gerą trefkę. Tai tavo kiek čia gavos, tu iš vis net nepasėdėjai. Eina. Gerai. Mes jau viskas kaip ir atsisveikinsim, valysim. Skirstumės. Editint video pas mus yra beveik 4. Pas jums 5. Kol suseditins, kol ką, tai mūsų toks vakariuks ir bus, va. Prie darbų, tai nežinau, po to gal valgį darysimės, jeigu netveš. Ir tai va, parašykite, ar jums iš viso patiko toks tipo video, kaip diena su mumis, ar nepatiko, ar sąmonė, nesąmonė. Ne. Taip. O, dar orą trūksta. Dar eisim kretiną išgersim. Nu. Ir tikriausiai susimatom kitą savaitę ir tada laikas subscribe, share. Laikas, subscribe, share, pasidalinkit juos su draugais, palaikinkit, pasuscribinkit, pakomentuokit. Ačiū iš visą, kad komentuojat, laikinat ir mumis skatinat kur toliau. Tai ir iki kito karto. Ir užeikite į Instagramus abudus. Iki.